Sveiki visi, šiandien pas jūs ateinu su keliais papildomais įrankiais, kuriuos šiaip parinkau darbui su žmonėmis, kurie turi ypatingų poreikių, tačiau juos galima naudoti bet kokioje sesijoje. Tai pirmiausia, jeigu žmogus turi ypatingų poreikių, labai svarbu išsiaiškinti, kas tai per poreikis. Sakykime, jeigu žmogus yra neregys, tuomet svarbu išsiaiškinti, ar neregys iš prigimties, ar regėjimą prarado kažkuriuo gyvenimo metu. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti tam tikras specifikas. Pavyzdžiui, ar gali valdyti akių raumenis, ar apskritai jaučia akis, ar gali užsimerkti ir likti užsimerkus. Nes labai dažnai neregiai, kurie nejaučia savo akių, jie gali užsimerkti, tačiau jie nejaučia, ar jie vėliau atsimerkia, ar užsimerkia lieka ir dažniausiai vis dėlto prasimerkia ir mes matom, kad tos akys jos ir laksto į šonus, ir akių vokai pakilę, akys užsivertusios, kartais grįžta ir yra akivaizdus nevaldymas ir nejautimas akių. Todėl visos gilinimo technikos, kurios yra susijusios su akim, pasidaro visiškai nebevertingos. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad jeigu žmogus yra neregys iš prigimties, jis arba ji pasaulį suvokia visiškai kitaip. Ir absoliučiai nesuvokia, kas yra tamsa arba šviesa, absoliučiai nesuvokia, kas yra spalva, kartais asocijuoja, nes žino, pavyzdžiui, mūsų Vaidos atveju, jinai žino, kad žalia yra žalia, todėl jai žalia spalva tiesiog asocijuojasi su gamta. Tačiau kitais atvejais gali būti labai sudėtinga panaudoti spalvą sesijos metu, todėl geriau iš viso jos nenaudoti. Taip pat tokiems žmonėms yra sunku suvokti, pavyzdžiui, saulės spindulį arba kaip blizga šviesa vandens paviršyje. Žodžiu, tokie dalykai, kurie mums yra savaime suprantami, reikia atsižvelgti į tai, kad žmogus, jeigu to nėra matęs, gali absoliučiai nesuvokti, apie ką mes. Ir tokiu atveju, kai ieškom jausmo arba įsitikinimo kūne, pamirštam apie spalvas ir naudojam kitus pojūčius. Ir tada labai svarbu išsiaiškinti, per kokį pojūtį žmogus labiausiai suvokia pasaulį. Kartais tai gali būti kvapas, kartais tai gali būti skonis, visiškai nebūtinai lytėjimas. O jeigu kalbant apie patį įvedimą, taip pat esu susidūrusi su atveju, kai žmogus nelabai suvokia, kaip atrodo laiptai. Kaip ir suvokia, kad yra pakopos, tačiau tas faktas, kad laiptai būna skirtingo aukščio, skirtingo išsidėstymo ir netgi skirtingos formos, neduoda žmogui suvokti pilnai, kas tai yra, todėl labai sunku juos įsivaizduoti. Ir tokiu atveju aš laiptus pakeičiu tiesiog skaičiavimu, taip kaip mes įvedam į prisiminimą ir tiesiog šalia kiekvieno skaičiaus pridedu jausmą, sakykime, ties skaičiumi 10, tu jau jauti, kaip visas tavo kūnas atsipalaidavęs, ties skaičiumi 9, tu girdi, kaip visi garsai aplink tave nutolsta, nutyla ir pasineria į gilesnį atsipalaidavimą ir taip toliau. Taip pat galima naudoti tiesiog ėjimą žemyn takeliu, kad būtų tas ėjimo žemyn jausmas. Galima naudoti liftą, nes mes jau žinom, kad jeigu žmogus praranda vieną pojūtį, paaštrėja kiti ir tokie žmonės puikiai jaučia lifto judėjimą, leidimosi žemyn jausmą. Tai koncentruojamės į tai. Taip pat galima tiesiog susikoncentruoti į gilų, lėtą kvėpavimą su kvėpavimo užlaikymo tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Taip pat labai padeda, jeigu padedam žmogui atkreipti dėmesį į kūno pojūčius, į paviršių, ant kurio sėdi, į ką remiasi pėdos, ką liečia delnai, kaip jaučiasi kūnai, tai yra rūbai ant kūno, kaip jaučiasi oras, kurį iškvėpia ir kurį įkvėpia, kaip jisai skiriasi, ar neįkvėpamas ir iškvėpamas oras, kaip kilnojasi pilvas ar krūtinė, į panašius dalykus. Taip pat labai geras atpalaiduojantis ir įvedantis į dar gilesnį atsipalaidavimą dalykas yra viso kūno įtempimas. Kiekvieno raumenuko, veido, pėdų, pirštai, kad būtų susigniaužę. Užlaikymas ir atpalaidavimas. Tai padeda žmogui įeiti į tokią kaip beveik nesvarumo būseną. Taip pat nematantiems žmonėms gali būti labai sunku atlikti tą testą su magnetais.
kur reikia ištiesti priešai save rankas, ypač jeigu tai darote online. Tuomet nelabai paaiškinsite, kaip ten tos rankos turi būti ištiestos, kaip tai delnai turi būti atsukti. Na, galima paaiškinti, bet tai gali užtrukti ir tai gali tiesiog atnešti daugiau įtampos negu atsipalaidavimo. Jeigu jūs vedate sesiją gyvai, tai žinoma galite tiesiog su leidimu paimti, pastatyti tas rankas į atitinkamą poziciją ir pasakyti, kad vėliau aš paprašysiu rankas ištiesti būtent taip. Tai tas gali suveikti. Tačiau online, sakyčiau, praleiskit šitą vietą ir panaudokit kažką kitką. Dar yra vienas labai geras įrankis, tačiau jį galima panaudoti tik tai tada, jeigu vedat sesiją gyvai, ne online, nes kitaip neįmanoma. Ir žinoma, prieš tai reikia perspėti klientą, kad jūs prie jo prisiliesite kažkurio metu. Tai yra įtvirtinimas raktinių žodžių pabarbenimu į kaktą 2 arba 3 kartus. Pavyzdžiui, dabar tu eini gilyn, atsipalaiduoji, jauti kaip kiekvienas raumuo, kiekvienas nervas tampa minkštesnis, tampa labiau atsipalaidavęs ir panašiai. Tokiu būdu mes padedam tiem žodžiam giliau smigti į pasąmonę ir dar labiau atpalaiduoti. Arba taip pat galima paimti ir šiek tiek palinguoti žmogaus galvą švelniai ir tai irgi yra viena iš gilinimo technikų. Ypač jeigu jaučiam, kad pradeda muistytis ir gali išeiti iš hipnozės. Dar norėčiau paminėti kitą atvejį, su kuriuo irgi esu susidūrus. Tai yra žmogus, kuris labai sunkiai kalba. Kaip ir nėra nebylys, bet tiesiog turi tam tikrų blokų, kai negali kalbėti. Gali kalbėti su savim, gali dainuoti, gali kalbėti su pačiais artimiausiais, bet negali kalbėti, kai yra kažkokios socialinės situacijos. Tai mes tada susitarim taip, kad neuždėti papildomą streso dėl kalbėjimo, mes susitarim, kad bus atsakinėjama į klausimus ir klausimai bus užduodami forma taip arba ne. Nes ta dalis, kur aš kalbu, buvo viskas tvarkoj, bet tiesiog buvo sunku atsakyti į klausimus. Žinoma, vėl formuluoti klausimų ir kažką ištraukti iš tokio žmogaus yra gana sunku ir reikia duoti daug pasirinkimo variantų, kol ateina tas, kas tinka ir ta sesija, jinai tokia gaunasi kitokia, nemeluosiu, bet jinai irgi gali būti labai sėkminga ir labai naudinga. Tačiau tiesiog tada reikia susitarti, kaip tie atsakymai bus pateikiami. Lingavimas galvos ir purtimas nėra geriausias variantas, nes gali žmogus pats save išvesti iš hipnozės šito judesiu. Tačiau labai gerai veikia, jeigu pajungiate darbą rankas. Jeigu online, tai reikėtų pasidėti kažkaip tas rankas, kad būtų jos labiau matomos. Jeigu vedate gyvai, jos gali gulėti ant stalo, ant kelių, nesvarbu kur. Ir tiesiog nusistatyti, ar kilnos visą ranką, ar pirštą, labai gerai pirštas veikia, ir nusistatyti, kuri ranka reikš kurį atsakymą, taip arba ne. Šiaip, jeigu visiškai net nenusistatant tokios eigos, kur yra kairė taip ar dešinė ne, tai pasąmoniniam lygmenį žmogus dažniausiai pasirinks dešinę pusę kaip taip, o kairę kaip ne. Todėl geriausia būtent šitus ir pasirinkti, šitas pusės, kad nesiblaškytų. Taip pat, jeigu sunku pajudinti rankas, nes būna kartais žmonės, kurie jaučiasi saugiausiai ir labiausiai atsipalaidavę, kai kažką arba laiko rankose, arba sugniaužia kumščius, arba tiesiog turi atsisėsti ant jų, nes kitaip jaučiasi nesaugus. Gali būti ir taip. Todėl versti naudoti rankas ir jas laikyti ramiai gali būti ne pati geriausia išeitis. Tada galima panaudoti lingavimą į vieną arba į kitą pusę, taip arba ne atsakymui. Ir aišku, labai gerai susitarti, kas būtų nežinau. Tai čia reikėtų tiesiog paklausti paties kliento, kaip jam atrodo, koks geriausias ženklas, koks patogiausias ženklas būtų, arba pasiūlyti patiems, jeigu neatranda atsakymą, bet dažniausiai klientai turi geriausią atsakymą. Tai tiek šį kartą, jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite. Iki.